Grįžtame į Klaipėdą, čia pirmosios kontrolinės Lietuvos rinktinės rungtynės su Makedonijos rinktinė ir kol kas po pirmųjų dviejų kėlinių rezultatas yra lygus 37-37. Nemažai, kaip ir minėjau transliacijos pradžioje, žaidybinio broko, bet turbūt labai kažko tai tikėtis būtų gal ir pernelyg naivu. Žinant, kad dar nedaug laiko prabėgo nuo pasirengimo pradžios ir ne visi žaidėjai gali atstovauti Lietuvos rinktinei šios dienos varžybose. Priminsiu, kad be Roberto Jeftoko, be Pauliaus Jankūno, be Šarūno Jasikevičiaus, nekalbėsiu apie Renaldą Seibutį, tačiau jo taip pat nėra. Na ir dar dviejų laukiančių Rimanto Kaukėno ir Jono Mačiulio. Tokia nepilna Lietuvos rinktinės sudėtis šiandien turi nemažai vargo su Makedonijos rinktinė, kuri taip pat neblizga, bet visus du kėlinius išlaiko intrigą ir netgi sugeba atsitiesti po tam tikrų smūgių. Banguotos visos rungtynės, tai viena, tai kita komanda šauna į priekį. Buvo atkarpa, kurią laimėjo Lietuvos rinktinė 15-0 ir buvo pabėgusi 7 taškais į priekį. Tos persvaros išsaugoti nepavyko iki antrojo kėlinio pabaigos ir rezultatas kol kas yra lygus. 19-15 laimi kovą pagal atšokusius kamuolius Lietuvos rinktinė. Svarbi statistinė kategorija yra tolimi metimai. Vos iš 11 bandymų 2 realizavo Lietuvos rinktinės krepšininkai. Nemažai pramestų metimų buvo iš labai patogių situacijų. Tas pats Linas Kleiza pastoviai ieško Deivido Dulkio, žinodamas, kad gali pataikyti šis krepšininkas. Tačiau nei Deividas Dulkis, nei komandos draugai šiandieną pasigirti taikliais metimais iš toli tiesiog negali. Mantas Kalnietis ir Antanas Kavaliauskas sėkmingai pradeda trečiąjį ketvirtį. Kartu su jais aikštelėje Mindaugas Kuzminskas, Linas Kleiza ir Adas Juškevičius. Adas Juškevičius patenka tarp vienų rezultatyviausių Lietuvos rinktinės krepšininkų. Jo sąskaitoje 6 taškai, 8 taškus yra per pirmuosius du kėlinius surinkęs Jonas Valančiūnas. Varžovų gretose geriausiai atrodo Predragas Samardžiskis, pelnęs jau 15 taškų. Nežinia, ką Mantas čia buvo sugalvojęs, turbūt labiau buvo panašu į perdavimą Antanui Kavaliauskui. Jo atlikti nepavyko, bet gerai, kad kamuolys lieka Lietuvos rinktinės krepšininkų rankose. Prašo užtvaros Adas Juškevičius. Ir štai toks žaidimas 2 prieš 2. Bravo! Adas Juškevičius palieka vieną geresnių įspūdžių iš visų Lietuvos rinktinės krepšininkų. Drąsiai imasi iniciatyvos atakuodamas varžovų krepšį ir nebe pirmą kartą puikiai suranda komandos draugus. Čia vidurio linijos taisyklę pažeidžia Aleksandras Kostovskis. Jis yra antras žmogus komandoje, kalbant apie rezultatyvumą, 11 taškų jo sąskaitoje. Makedonijos rinktinė klysta dažnai. Šiandieną 8 klaida. 6 klaidos buvo vien tik tai antrajame kėlinyje. Kalnietis atmeta kamuolį Adui Juškevičiui, vėl Kavaliauskas stato užtvarą. Ir Juškevičius čia buvo viską pernelyg gudriai sugalvojęs. Kleiza išsaugoja kamuolį, tačiau nesugeba rezultatyviai užbaigti atakos. Nepagelbėja ir komandos draugas, suskubęs prie Lino Kleizos. Apskritai Lino Kleizos šiandieną trūksta tikslių, taiklių metimų. Kita vertus, Kleiza daro labai daug juodo darbo, nemažai atkovotų kamuolių jo sąskaitoje. Keletas perdavimų. Ir labai apmaudu, kad štai taip nepavyksta užbaigti atakų. Antanas Kavaliauskas, vėl geras šansas buvo pasižymėti. Tačiau sustabdomas jis, o vėliau seka pražanga Adui Juškevičiui. (41-37). Georgijus Čiukovskis grįžta į rungtynes ir klysta. Čiukovskis perduodamas kamuolį, Kuzminskas neišsaugoja jo savo rankose, daug kritinėjimo aikštėje. Makedonai naudojasi spragomis ir chaosu. Predragas Samardžiskis
pelno lengvus 2 taškus, nieko nebuvo šalia jo, Antanas Kavaliauskas pabėgęs toli nuo krepšio. Kleiza buvo irgi ir lengvi Samardžiskio taškai. 41-39. Ir valoma aikštė ten, kur krito Mindaugas Kuzminskas, kur nukrito Linas Kleiza. Kęstutis Kemzūra. Žinoma, net jeigu žiūrint rungtynes, kartais kyla klausimų, kodėl aikštėje vieni ir kiti žaidėjai, kodėl nėra kažkas tai keičiama, tai būt puikiai atsakytų, jog kontrolinės varžybos ir tiesiog reikia ieškoti, reikia apšaudyti tos kitus krepšininkus, surasti strategiją. Linas Kleiza. Vargo turi ne vienas Makedonijos rinktinės krepšininkas stabdydamas Liną Kleizą. Čekovskiui tai yra 3. asmeninė pražanga. Nemaža dalis Makedonijos rinktinės krepšininkų susirinko savo pražangas, būtent bandydami sustabdyti Liną Kleizą. Iš vidutinio nuotolio netikslus metimas. Kleiza vėl žaidžia 4. numeriu. Kuzminskas akylai prižiūri varžovą. Pavyko surasti spragą, atėjo į pagalbą Linas Kleiza, palikdamas Čekovskį laisvą ir tik tai netikslus perdavimas dabar gelbsti Lietuvos rinktinę. Laiku kištelėta koja. 41-39 iš toli. Labai netiklus metimas. Mantas Kalnietis. Suranda Adas Juškevičius vėl Mantą Kalnietį. Kavaliausko lengva užtvara, tuo metu atitrauktas dėmesys nuo krašte stovinčio Mindaugo Kuzminsko. Netaiklus metimas ir vėl Linas Kleiza. Suskumba prie atšokusio kamuolio. Pražanga, dar viena prieš Liną Kleizą. Dabar klausimas tik tai kam? Čekovskiui. 4. asmeninė pražanga. Na, neturint Pero Antičiaus, realiai su vienu tokiu solidžiu priekinės linijos krepšininku Predragos Samardžys, kur žaidžia Makedonijos rinktinė. Čia viešėdama Lietuvoje. Čechovskis būdavo tas žmogus, kuris gali suteikti poilsio lyderiams ir vaizdą aikštelėje dažniausiai negadina. Jeigu jis iškristų, visi kiti pasirinkimai, kuriuos turi Marijanas Lazovskis, bus gerokai silpnesni. Užsitęsė Lietuvos rinktinės ataka. Trečiuoju mėginimu pabandys užbaigti rezultatyviai ataką, o čia pirmą kartą šį vakarą apskritai gauna šansą pažaisti Tadas Klimavičius. Kleiza sužingsniuoja. Na, tas pirmas žingsnis. Reikia jų užmiršti Linui Kleizai. – 41-39. Adas Juškevičius. Perdavimas į kitą aikštės pusę. Kol kas nerado sprendimo atakai Makedonijos rinktinė. Samardžiskis metė iš labai nepatogios situacijos. 23-17. Juškevičius atmeta kamuolį Mindaugui Kuzminskui. Šis Mantui Kalniečiui. Klimavičiaus užtvara. Vėl bandymas žaisti 2 prieš 2. Atmeta paskutinę akimirką kamuolį Kleizai. Tadas Klimavičius ir Linas Kleiza. Pats šypsosi dabar Linas Kleiza. Pagaliau pavyksta pataikyti ir tai yra vos 3. tolimas metimas šį vakarą visai Lietuvos rinktiniai. Iš 13 3, 44-39 greitai malšina aistras Makedonijos rinktinės krepšininkai. Nikolovskio reidas pasibaigiantis taikliu metimu. Pražanga puolant krepšį Tadui Klimavičiui.
prieš Damianą Stojanovskį. Čia bučiniai visiems Lietuvos rinktinės sirgaliams, o aikštelėje kol kas Lietuvos rinktinė ir toliau. Taškas į tašką. Kaunasi su Makedonijos nacionalinė komanda. Trečiajame kėlinyje situacija nesikeičia ir turbūt skaudžiausiai kartais būna dėl tų tokių vaikiškų klaidų, kurių pridaro Lietuvos rinktinė, ypatingai visų pražangų puolant varžovų krepšį. Lygioje vietoje atiduoda tiesiog kamuolį Makedonijos krepšininkams ir po paskutinio epizodo Kęstutis Kemzūra buvo piktas ant savo žaidėjų minutės pertraukėlės metu. Po jos aikštėje vėl Deividas Dulkis. Keitęs Mantą Kalnietį. Taiklus metimas, Deividas Dulkis. Kovoja kamuolį. Kleiza stato užtvarą, čia pat gauna kamuolį atgal Linas Kleiza. 4 sekundės, Tadui Klimavičiui prie tritaškio linijos, netaiklus Klimavičiaus metimas, Deividas Dulkis atkovoja kamuolį, antrasis šansas. Adas Juškevičius. Na, šiandieną, bent jau per pirmosius 3 kėlinius, jeigu reikėtų išrinkti geriausią krepšininką Lietuvos rinktinėje, tai Ado Juškevičiaus pavardė tikrai būtų tarp kandidatų. Pražanga. Trečioji asmeninė Ado Juškevičiaus pražanga. 46-41. Keitimas Lietuvos rinktinėje. Tomas Delininkaitis ir Jonas Valančiūnas grįžta į aikštelę. Pamatė dabar, labai gerai pamatė laiku įkertantį į aikštelę savo brolį. Vojdanas Stojanovskis. Damianas tiesiog ramiai užbaigia ataką. 46-43. Klimavičius blaškosi baudos aikštelėje. Jonas Valančiūnas gavo kamuolį, tačiau čia pat jį praranda. Jonas Valančiūnas, 9-oji Lietuvos rinktinės klaida. Stojanovskis. Arčiau krepšio, Adas Juškevičius išmušo jį iš rankų ir nors norėtų, kad rungtynių arbitrai grąžintų kamuolį Lietuvos rinktiniai, arbitrai įsitikinę, kad nuo Juškevičiaus aikštę paliko kamuolys. Sokolovas grąžinamas į aikštelę. Samardžiskis. Prieš jį komandos draugas Vilniaus Lietuvos Ryto komanda Jonas Valančiūnas. Ir dabar užteko akimirką atitrūkti nuo Deivido Dulkio. Vojdanui Stojanovskiui pastarasis pelno 2 taškus. 46-45. Ir dar viena klaida. Lietuvos rinktinė dovanoja šansą Makedonijos komandai išsiveržti į priekį. Greitos atakos metu to padaryti nepavyko. Merždamasis pro Delininkaitis. Stojanovskis pameta kamuolį, tačiau ir toliau makedonai mistiniu būdu sugeba išsaugoti kamuolį savo rankose ir Nikolovskis išveda Makedonijos rinktinę į priekį. Mes vienintelis taškas, tačiau trečiąjį kėlinį galima vadinti kol kas prasčiausiu, kokį mes matėme šį vakarą. Niekaip neatranda top 5-tuko Kęstutis Kemzūra, kurio žaidimas klijuotųsi ir Simas Jasaitis po minutės pertraukėlės. Grąžinamas į aikštelę. Tomas Delininkaitis, Jonas Valančiūnas prašė kamuolio arčiau krepšio, kol kas jo tiesiog neranda komandos draugai.
Ado Klimavičiaus metimas iš vidutinio nuotolio netikslus. Ir Tomas Delininkaitis. Pratinga pražanga, nutraukianti Makedonijos rinktinės greitą ataką. Ne visi lietuviai spėjo sugrįžti dar prie savojo krepšio, o jau ketvirtą komandinę pražangą užsidirbo Lietuvos rinktinė trečiajame kėlinyje. Dar 2 minutės 25 sekundės iki jo pabaigos. Stojanovskis. Samardžyskiui, šis Sokolovui į kitą aikštės pusę ir vėl labai gražiai žaidžia Sokolovas su Samardžyskiu. Nubėgo Jonas į pagalbą komandos draugui, Samardžyskis tik to ir telaukia. 2 taškai, kitoje aikštės pusėje vienas naudingiausių Kauno Žalgirio krepšininkų LKL finalinės serijos metu Tomas Delininkaitis pelno 2 taškus. 48-49 prieš paskutinę minutę. Samardžyskis iš toli, netaiklus metimas. Jonas Valančiūnas kovoja kamuolį. Adas Juškevičius. Delininkaitis pražanga prieš jį. Damjanas Stojanovskis uždirba taip pat ketvirtą komandinę pražangą ir Makedonijos nacionaliniai komandai. Adas Juškevičius iš vidutinio nuotolio tikslus. Adas Juškevičius 50-49. Štai toksai sudėtingas, bet tikslus Makedonijos rinktinės atsakymas. 52-50, kiek daugiau nei minutė. Dabar jau ieško Ado Juškevičiaus komandos draugai ir Adas Juškevičius bei Jonas Valančiūnas krauna iš viršaus. Turbūt negalime sakyti, kad labai nustebina Ado žaidimas. Ir pernai jis gerai atrodė pasirengimo metu ir turbūt vienas iš tų tokių talentų, kurio ateitis tikrai anksčiau ir vėliau atves į nacionalinės rinktinės 12-tuką. Nežinau, kaip bus šiemet, tačiau bent jau pirmose kontrolinėse rungtynėse Adas Juškevičius žaidžia puikiai. Minutės pertraukėlė. Jonas Valančiūnas išlieka rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės krepšininku, 10 taškų jo sąskaitoje. Tačiau sunkiausių komandai metu Lietuvos rinktiniai priekį tempia, ne tik tai jisai, o kol kas komandos žaidimui diriguojantis Adas Juškevičius. Sunku šiandieną kol kas įsižaisti patikrintiems lyderiams. Kalbu apie tą patį Liną Kleizą, Simas Jasaitis, ne veltui mums parodomas dabar. O čia 52-52 ir kiek daugiau nei 30 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Netaiklus metimas, Jonas Valančiūnas sugriebė šokusį kamuolį, Mantas Kalnietis vėl aikštėje. Pakeitęs dabar Adą Juškevičių, Tomas Delininkaitis. Krašte Simas Jasaitis, sulaukio kamulio, Klimavičius, Kalnietis. 6 sekundės Lietuvos rinktinės atakai, Klimavičius iš toli, netikslus metimas ir nepavyks atsikovoti kamulio Jonui Valančiūnui. 8 sekundės iki kėlinio pabaigos. Makedonai atakuoja krepšį ir Stojanovskis užbaigia kėlinį, išvesdamas Makedonijos rinktinę vėl į priekį. 55-52.